Gerbiami keleiviai, netrukus lėktuvas pradės skrydį Verslas 2015 kryptimi. Linkime malonaus skrydžio. Verslo žinių metinė konferencija rudenį visada įdomus dalykas ir priverčia susimastyti bet kurį vadovą apie kitus metus, apie tai, ko laukiam, ko tikimės, ko bijome. Ir manau, kad 2015 bus įdomus metai. Gali būti nelengvi, bet įdomus. Toks renginys rudenį jis labai prasmingas. Tokios konferencijos pirmiausia yra pojūtis, kad šalia yra toks pats petys, su tom pačiom problemom, su tais pačiais klausimais, su tais pačiais iššūkiais. Ir žmonės bendraudami, girdėdami, klausydamiesi, diskutuodami, supranta, kad bendruma yra ta jėga, kuriuo mes galime įveikti išorės nesklandumus, kurių šiai dienai mes dar turim. Žmonės nori pasitikslinti. Žinot, versle, ypatingai verslininkai, jie patys savaime tarėsi viską žiną. Tai bet kitą kartą pasitikslinti savo teisingas įžvalgas, kitą kartą gali paklausyti ir kitų. Viskas bus gerai, bet dirbti reiks.